Labas vakaras visiems. Pradedame šiandieną laidą, kaip ir visada, antradienį 8 valandą. Tik tais žmonės truputėlį vėluoja, nes kadangi antra dalis būna įdomesnė, be kamerų, be įrašymo, tai daug žmonių prisijungia daug vėliau, kad pasiklausyti ten tarpusavio žmonių pokalbių apie produktus M International, Green Max, Blue Max, Mimax, Fleximax, Macho Man, Lamor maskė moterim ir mūsų stebuklingoji Jekaterina. Yra labai gaila, kad žmonės laukia tos antros daugiau dalies, nes šiandieną aš jums papasakosiu labai ypatingą atvejį. Turėjau labai įdomų pašnekovą, tik deja, ne toj vietoj ir ne tuo laiku. Žmogui jau nebebuvo įdomu mūsų filmavimo medžiaga. Apsilankiau onkologijos ligoninėj. Pas vieną pažįstamą, tiksliau pas draugės pažįstamą, visai atsitiktinai išėjo pokalbis, kad jie važiuoja jos aplankyti ir aš labai norėjau tiesiog pamatyti. Turėjau viltį padaryti video ir pasišnekėti su tuo žmogu. Labai keista ir įdomi onkologija. Dar aš nesu girdėjus, tiksliau girdėjau jau antrą kartą, už tai labai susidomėjau. Tai pirmą kartą išgirdau iš savo klientės, kuri užsakė produktus savo draugė, kuri serga tą pačią, sakykime, ligą, vėžys toj pačioj vietoj. Ir kada man pasakė, kuo jinai serga, kad tas vėžys būtent moteriškų lūpų vėžys. Ar girdėjot kas nors? Kad vėžį tai mes girdėjom, bet būtent katros vietos vėžys. Aš irgi ką tik nesenai susipažinau ir susidraugavau su šita liga ir daug informacijos gavau. Tai galit mane pasveikinti. Aš gimiau antrą kartą. Todėl, kad visos tos pasekmės, kurias aš tas pasekmės panaikinau su šita trijulė. Ar ne? Matot. Tai buvo lygiai tie patys simptomai, kur šitai moteriai jau pagelbėti jau nebepavyks. Jau nei vaistai, nei chemoterapijos, nei šitie produktai jau atėjo labai per vėlai. Atsiprašau labai, bet labai susigraudinau, nes iš tikrųjų labai buvo sunku girdėti ir klausyti, kai ji pasakojo, kad tie patys simptomai buvo ir pas mane. Kaip aš ir minėjau jums, kad 7 metus aš turėjau kandidą. Ir jeigu jūs peržiūrėsit pačius pirmuosius zoomus, kaip aš pasakoju apie tą kandidą, kaip pasakoju apie guziukus, kurie buvo apatinėse lūpose. Jie buvo 8, vienas didesnis, mažesnis, ir jie buvo vaikščiojantys. Ir būtent kai aš išgirdau, kad ta moteris taip vaikščiojo 10 metų, iki kol atėjo vėžys nuo kandidos. Tai moteriai lygiai taip pat pradėjo vaikščioti tie guzeliai, pradėjo eiti pas daktarus, pradėjo gydytis
bet aš šiandieną suprantu, kad jau jai pagelbėti niekas nebegali. Ir kai aš pamačiau, kad aš galėjau būti toje pačioje vietoje, kaip ir jie, aš žinokit, pravirkau. Labai pravirkau, todėl kad aš supratau, kad tai buvo mano antras gimtadienis. Šitos pasiekmes aš spėjau panaikinti be jokių chemoterapijų, be jokių apsilankymų pas medikus. Tai vat tokios naujienos. Gal ir, sakykime, iš vienos pusės liūdna dėl tos moteriškės, bet aš labai laiminga dėl savęs. Tai galbūt porą metų dar aš būčiau pavaikščiojus, taip ir būčiau atsidūrus toj pačioj vietoj, kaip ir šita mano kalbinta moteris. Tai va, ir skaudu, ir linksma. Tai va, gal nesigraudinsiu, o kol praeis mano tas graudulys, aš paprašysiu jūsų iš salės, kas nors, kad tiesiog jūs pasidalintumėt savo istorijom. Ir aš pasidarysiu tą tarpą arbatos ir truputėlį nurimsiu, nes iš tikrųjų emocijos labai ima viršų. Tai kas šiandieną pasilabins savanoriškai su manim? Nagi drąsiau. Labas vakaras. Galiu aš pasilabinti. Labas, Linute. Tai tu jau ne vieną kartą pasakoji, ar ne, savo istoriją. Ir, primink, kasgi ten pas tave buvo, kol aš pasidarysiu arbatą. Gerai, darykitės, aš papasakosiu šiek tiek. Tai taip, aš jau prisijungus esu su šiais produktais, draugauju daugiau kaip metai, jau gegužės, birželis, liepa. Metai 3 mėnesiai. Tai taip, su visokiais tarpais, čia buvo, čia nebuvo, pasitvarkė pas mane šlapimtakiai, nebereikia šnypšti nosis ir bėgti į tualetą. Yra labai gerai pasidarė man, kad koordinacija susitvarkė. Šiuo metu nevartoju produktų, tai truputį yra tokių, kaip sakoma, pablogėjimų. Pamirksi labai trūkčioja šitą akį, būna ir viduriai užkietėję šiek tiek, bet geriu turiu Nutrimaxą, tai Nutrimaxas man padeda. Iš tikrųjų, ir kartais išgeriu Fleximaxu. Tai vat tiems koordinacijos judesiams gal kažkiek padeda, jėgos rankose yra. Buvo taip man, pirmiausia, tai kai išgėriau pirmą savaitę, tai man nykštys buvo išniręs, tai aš galėjau daiktus vėl kelti po pirmos savaitės, gal po 5 dienų gėrimo. Nes šiaip ta trauma buvo gan ilgą laiką su ta ranka mano. Ir vat po 5 dienų gal kažkur man Henrieta parašė, paklausė, kaip sekas, tai o aš dirbau ir sakau, žinok, galiu kelti daiktus su ta ranka ir nebeskauda. Tai vat buvo valio pats didžiausias, kad iš tikrųjų. Ir šiaip, kai aš dirbu valytoja, tai sunku ir kibirą pakelti su tais daiktais, kur prisidedam ten visokių butelių, ir siurblį nešti laiptais būdavo sunku. Su 2 rankom neždavau, su 1 ranka jau buvo sunku. Tai vat rankose jėgos tas atsiradimas, tai didžiausia laimė iš tikrųjų. Paskui žarnynas pas mane irgi vat kišas visada, visą gyvenimą kiša žarnynas, rūgštingumas, tas kartais rėmo ėdimas, tas čia kaip nemaloniai būdavo labai, vat šitas vat susitvarkė, dabar jau nebėra. Aišku, atsisakiau visiškai kavos nebenoriu, smirda ne. Tai jau turbūt 2 mėnesius visiškai negeriu kavos, anksčiau dar gerdavau bent jau savaitgalį. O dabar prieš darbą aš pasidarau tik Nutrimaxo, pusę paketėlio išgeriu ir man pilnai užtenka tos energijos, kurios gaudavau nuo kavos, vat nuo Nutrimaxo. Aišku, paskui ten dienos bėgyje Mimaxo po poros valandų išgeriu ir daug vandenuko. Karštas vandenukas viską sureguliuoja.
Tai va taip, o dabar va čia turiu irgi tokią žaizdelę prieš kelias dienas. Košę viriau ir užtiško gabalas nupliko, tai vat vakar užtepiau Mimaksą, tai labai gražiai gyja. Su Jekaterina tepiaus, tai vat smagu. A, tai buvo jau nusitrynus puslė, iššoko didelė. Tai va, aš šį vakarą užtepsiu ir jaučiu, kad rytoj jau nebebus tos žaizdos man. Tai va taip. Kiek, O Lina, laiko naudoji tuos produktus? metai 3 mėnesiai jau. Jau Ir gan diena ilgą iš laiką. dienos be jokių pertraukų ar padarai kažkokias pertraukas? Buvo tokių pertraukų, čia buvo, čia nebuvo, čia sumažinau. Dabar vat nebeturiu Greenmaxo, Mimaxo ir Bluemaxo, tai geriu Nutrimaxą ir Fleximaxą. Ta kartais ir Maximan turiu, tai į tarpus kartais ten į savaitę kokį kartą išgeriu. Tai kaip papuola. Bet Ar iš vyrui, tikrųjų labai gerai. ar vyrui duodi Maximan? Jisai sugėrė vieną pilną pakuotę, bet kadangi nepasivalė žarnyno, tai sako, ai nieko man čia nėra. Tai ir nebegėrė. Gal ne tai, kad nieko nėra, bet gal žmogus neturi su prostata problemų, ne dar. Dar kol kas turbūt neturi. Vat reikia užsakyti jo tėvui, nes neseniai va čia tiktais praeitą savaitę sužinom, kad yra kažkokių problemų. Jis pas mumis kaip kol kas yra. Tai sakė, kad gydytojai sakė, kad nėra labai gerai, bet nepasakė kas. Nu, Taip, tai tu padėk tam žmogeliui, nes mhm. praeitam Zoom'e Rūta pasakojo jų Aha, artimoje girdėjau. aplinkoj, girdėjai, ar ne? Girdėjau, Kad taip. rodikliai sumažėjo, tai nereikia laukti, paskubėkit, Mhm. kad Jo, nebūtų taip, kaip šitai moteriškei, ar ne? Kad jiem tikrai atrodo, padovanočiau, duočiau labai daug, bet tai jau beprasmiška. na taip, jau per vėlu. Taip. Tai bandysim padėti vat uošviui, tai žiūrėsim. Nors jisai sakė, vat šiandien sužinau, kad jau penktadienį išvažiuoja į Lietuvą. Tai jau bandysiu kažkaip daryti taip, kad į Lietuvą jam užsakyti. Kad jau gautų į tenais. Būtinai. Tai va. Ir matau, Gražina, labas vakaras, prisijungusios. Praeitą kartą žadėt, kad turit naujienų, sakėt. Jo, labas vakaras visiems. Jo, visos istorijas aš nepasakosiu, kas kaip kur, nes jau jinai yra įkelta. Tik tai trumpai pasakysiu, kad kokias problemas buvo ir kokias aš jau, pasišalinau. 17 mėnesių jau geriu. Vat Lina sakė, kad su pertraukom aš kažkaip tai užsispyrusi, aš pertraukas turėjau tik tais su Mimaksu ir tik tai 2 savaitės. Ir ištisai gėriau ir pertraukas dabar darau Greenmaxui, tai geriu kas antrą dieną, va taip. 2 dienas negeriu ir 2 dienas išgeriu, bet vis tiek aš jį vartoju, nes aš jaučiu, kad man jo reikia. Ir paskui pasakysiu, kodėl man jo reikia vis dar. Vat, turėjau vidurių pūtimą, nebeliko jo. Labai lėtas metabolizmas buvo. Aš dabar nesiskundžiu, viskas normaliai. Lėtas metabolizmas, tai aš buvau įsityrusi ir man pasakė, kad mano metabolizmas yra kaip 70 moters. Jau labai lėtas. Hemoglobinas. Turėjau nuo 16 metų, aš vartoju geležį ir man jo reikia 2 kartus per metus normą sunaudoti. Daktarai net nežino, kodėl man jisai krenta. Dariausi visokiausius tyrimus, nebuvo atsakyta. Miegas, susitvarkė mano miegas. Miegodavau tik tai 4-5 valandas. Dabar viskas normaliai. Miegu normaliai, būdavo paakiai pajuodę ir tiesiog aš juos maskuodavau, kad
kad paakiai nebūtų pajuodę, nes neįsimiegodavau, dabar viskas normaliai, miegu ramiai ir gilų miegą turiu. Sąnariai. Sąnariai, tai kelienėje turėjau labai tokį aštrų skausmą. Pradėjau vartoti Fleximaxą, prijungiau prie Greenmaxo, pirmiausia Greenmaxą pavartojau, paskui, kartu Bluemaxą ir Mimaxą, paskui prijungiau Fleximaxą. Aš jį vartoju jau 5. mėnuo, eina 6. Ir aš jo nenoriu dar nutraukti, nes aš jaučiu, kad man jo dar vis reikia. Vat, ir turėjau migreną, tai buvo labai seniai, aš biškį buvau ją apgydžiusi, bet man produktas iššaukė tą migreną. Kažkur tai apie porą savaičių man jinai, labai buvo iššaukta ir, galvos skausmai buvo. Paskui jinai kažkaip tai stebuklingai dingo. Vat, varikozė. Varikozė, jinai yra blanki dabar. Dar jinai nėra išgydyta, aišku, man atrodo taip, kad aš dar turėsiu kokį porą metų gerti tą produktą, kad varikozė man, nes jinai labai jau tokia, visas mėlynas kojas tiesiog plėžiai gėda man vaikščioti. Vat, ir dariausi kraujo tyrimą, norėjau sužinoti, kaip čia su hemoglobinu, nes aš negeriu 17 mėnesių geležies. Aišku, su produktais vartojant buvo visokiausių ir kritimų, ir nemigų visokiausių, nes produktas vis dėlto valo ir iššaukia tos lygeles visokiausias. Vat, ir paprašiau, kad gydytoja padarytų tokį išsamų man tyrimą, tai skydliaukę, kad ištirtų, inkstų veiklą, kepenų veiklą, vitaminą D, kokia yra norma, cholesterolį ir hemoglobiną. Ir atsakymas viskas, o viskas normoj. Kažkaip tai man buvo sunku patikėti, kad man nebereikia daugiau geležies gerti, kad pasikeltų hemoglobinas. Bet faktas yra, kad tikrai produktai man padėjo. Toliau įdomiausia yra tai, kad 17 metų aš mėnesių vartojau produktą ir pavartojus maždaug apie mėnesį, man kažkaip tai hemorojus susitvarkė ir aš galvau, kad susitvarkė. Bet praėjus 17 mėnesių man išstūmė produktas kažkokį ten darinį, aš pati nesupratau, bet jisai buvo ir didelis, ir skaudus, ir aš tepiau Jekateriną ir nežinau, turbūt ar 5 kartus, kada turėjau galimybę, 5 kartus tepiausi ir prausiausi ir visa kita. Ir aš jau galvojau, kad reikės ir eiti pas gydytoją, nes buvo ir skausmingas tas darinys, kas buvo ten išvarytas, ir jisai dingo. Užsiėmiau galima skaityti apie 2 savaites. Su tuo dalyku taip intensyviai tvarkiausi aš. Ir jisai dingo, aš nežinau, kur jisai dingo, gal vėl išvarys. Bet man atrodo, kad jisai susitvarkė. Skausmas dingo po 5 dienų, o tas darinys, ar jisai sudžiūva, ar jisai, aš nežinau, kur jisai dingo. Bet viskas tvarkoj, susitvarkė viskas. Tai va tiek ir naujienų pas mane. Labai smagu girdėti, Gražina, jūsų šitas visus pasakojimus.
Bet mes žmonėm dar pridurkim tą, kad jums pradėjus produktus naudoti negerėjo, bet Ne. blogėjo. Ar ne? Ir ilgą laiką, apie 3 mėnesius. Ir jūs vis tiek užsispyrus gėrėt, kad ir blogėjo. Užsispyrusi, nes, nu kaip, natūralūs produktai ir aš labai norėjau išsivalyti organizmą ir aš mačiau, kad jisai valosi. Ir pasiklausius va jūsų Zoom'ą žmonių, kaip visiems greitai padeda, nu, man taip nebuvo, bet po 3 mėnesių aš jau galėjau džiaugtis, kad kažkokie pagerėjimai ir pas mane ateina, kaip kad sako, į mano kiemą šventė atėjo. Taip, Gražina, o jūs kaip pradėjot gerti šitos produktus, žinau, kad jūs susispyrus, taip, bet ar vis tik tais nekirbėjo tokia mintis, nu, gal čia nieko nebus? Buvo. Buvo. Buvo visko ir jeigu ne Henrieta būtų palaikius, aš gal ir po tų 3 mėnesių gal būčiau ir pabaigus. Nes tikrai nenorėjau kentėti, buvo nemalonu viskas, kas darės. Bet praėjom šitą, ar ne, ir gavot palaikymą iš Henrietos. Šiai dienai, kaip suprantu, Gražina, labai laiminga, kad nesustojot, nenumetėt, ar ne? Labai Taip, smagu. ir nenustosiu dar pakol kas, nes man jų dar reikia. Vat, prašau, po 17 mėnesių man išstūmė iš vidaus ten kažkokį tai darinį, tai tikrai. Žinokit, taip, aš nežinau, kur aš girdėjau, su kažkuo tai kalbėjau, kai žmonių labai daug ir aš nebepamenu, su kuo aš čia kalbėjau. Kad žarnyną išsivalyti taip, kaip reikiant atstatyti, sakykime, savo organizmą, reikia gerti GreenMaxą 4 metus. Nu, Tai vat jūsų pavyzdys, ar ne, dar 17 mėnesių, jau kaip ir žmonės sako, va, aš panaudojau 1-2 vokelius ir aš jau čia susitvarkiau, išsivaliau. Tai toli gražu taip nėra. Nes GreenMaxas, jisai mums atrodo, kad jisai labai agresyvus, ten raižo, ne, labai skauda, bet jisai dirba tikrai labai gerą darbą, to, ko mes nesitikėjom. Tai Gražina, ar jūs tikėjotės tokių rezultatų, vat būtent tokių, kokių jūs turite dabar? Buvo sunku patikėti, kadangi, va, klausiausi Zoom'ą ir visiems staigiai tie pagerėjimai ir man to nėra, tai tikrai buvo sunku. Tai ką pasakytumėt, Gražina, tiem žmonėm, kurie dabar klausosi, kurie YouTube'ės kanale matys ir žiūrės, ar ne, jūsų klausys jūsų pasakojimų. Ką jūs žmonėm patartumėt su šitais produktais? Ar vis tik tais reikia iškentėti? Ar vis tik tais reikia pradėjus pablogėjimui mesti ir padėti į spintelę kur nors laukti kitų kartų? Aš patarčiau, kas rūpinasi savo sveikata, tai, nu, čia yra natūralūs produktai. Jie yra gydantis ir valantis. Taip, kad imti iš manęs pavyzdį ir eiti iki galo, kad įsivalyti visą organizmą. Aš irgi, kaip ir visos mūsų čia esančios mergaitės, juk visos naudojom daug tų visokiausių produktų. Aš supratau, kad neišvalytas žarnynas tikrai nepadės. O išsivalyti žarnyną, tai ieškojau ilgai, bet kada radau, tada ir bandžiau ir tikrai verta, kai kas sako, kad labai brangu, man tai buvo tikrai nebrangu, nes aš norėjau būtent pasiekti kažkokių tai rezultatus, padėti savo. Sveikatos pastoviai nebuvo, sunku. Ir problemas metai bėga, problemas vis kaupėsi. Vis didėja.
Jo. O dabar man tos problemas jos mažėja. Ir labas vakaras, Gražina, aš noriu pasakyti, kad jūs labai gražiai atrodot. Labai. Aš O. nesakau, kad jūs prieš tai negražiai atrodėt, bet dabar ypač labai gražiai atrodot. Aš ką tik po dušo. Nes mes iš tikrųjų nešnekėjom dabar labai ilgą laiką, ne? Bet tikrai labai gražiai atrodot. Ačiū. Ačiū labai. Tai Gražina, pasakykit, ar jūs tik tais pritarėt daugeliui žmonių, kurie mes sakom, kad vadinam šitos produktus stebuklais? Tikrai taip. Tikrai taip. Sakau, kada po 17 mėnesių man išvarė kažkokį tai darinį, tai aš supratau, teisingai darau, kad aš nedariau jokių pertraukų su GreenMax'u. Tos pertraukas tai normalės yra, kas 2 dienas aš jį geriu, nes suprantu, kad man jo nereikia kasdieną. Bet aš jo nenoriu mesti dar, man jisai reikalingas ir tikrai verta jį naudoti, jeigu kas nori savo padėti. Taip, būtent mes patys už save atsakingi. Taip. Taip ir kaltinti kažko tai mes negalim, kad man produktas nepadėjo arba nepadeda. Tai priklauso nuo kiekvieno mūsų pačių, kaip mes į save žiūrim, kiek mes pastangų dedam į save ir tikėjimo, aišku, ir pinigų tų pačių. Paprasčiausiai reikia mylėti save. Ir kai myli save, gauname rezultatą. Ir pamatysit, Gražina, mes tikrai nugyvensim tikrai neblogus, dar gražius metus. Nors, kaip ir minėjau, žiūrint į tą moterį, kai aš su ją kalbėjau, aš mačiau save jos vietoj. Aš mačiau save jos vietoj ir aš labai labai laiminga, kad aš būtent gavau šitos produktus į savo rankas. Aš labai laiminga, kad aš pradėjau labai garsiai kalbėti ir daryti tuos zoomus ir kviesti žmonės ir kad jie išgirstų, kokį mes stebuklą darom. Tai jūs, Gražina, tik tais mums dar kartą pritarėt, ar ne, kad tikrai yra čia atradę mes esam stebuklą. Tikrai taip. Taip. Ačiū labai, Gražina, jums. Ačiū jums. O jeigu grįžti, Lina, prie jūsų šitos prostatos, ar ne, tai Rūta, gal tu turi kažkokių tai žinių naujų iš to žmogaus? Labas vakaras. Labas vakaras. Nežinokit, iš tikrųjų kol kas neturiu žinių, nes čia buvo iš tikrųjų šviežios žinios ir kol kas aš laukiu, dar iš tikrųjų norėčiau tų tokių kaip ir, kaip pasakyti, kad gautumėm gal popierių kažkokį įrodantį iš tikrųjų, kad iš tikrųjų ten tie skaičiai yra tokie, bet kol kas dar nesulaukiu. Taip, bet Lina girdėjo tavo pasakojimą praeitam zoome, kad tavo artimoje aplinkoje žmogus turi prostatą ir begeriant šitos produktus, ypatingai Macho Man, ar ne, jau rodiklis sumažėjo, tai jau yra smagu. Tai Linute, pasirūpink ir lauksime tavo papasakojimą apie tokius rezultatus. Tai aš kaip suprantu, mes irgi suprantam visi, kurie naudojam, kad jeigu laiku mes pradedame gerti šitos produktus, mes kiekvienas galim pabėgti nuo prostatos, nuo vėžio susirgymų, bet katros vietos. Ne? Mes niekada nesužinosim, kokioj vietoj auga būtent vėžys. O vėžys lygiai taip pat kaip ir grybas. Jeigu aš kaip supratau, kad kandida tai yra grybas ir būtent nuo kandidos išsivystė vėžys. Tai reiškia, vėžys irgi taipogi yra grybas. Naikinkim šitos grybus ir tikrai gyvensim sveiki ir sulauksim gražios gilios senatvės. Ko visiems taip ir linkiu. Tai va, ir kas gal yra naujų žmonių prisijungusių pas mus šį vakarą?
kurie galbūt pirmą kartą, galbūt nenaudoja šitų produktų. Dalia irgi rašo, aš labai laukiu 19 dienos irgi apie prostatą turėsiu ką pasakyti. Tai vat matot, kaip sklinda iš mūsų žinios, būtent ne iš kažkur tai, bet iš mūsų aplinkos. Ir tai labai labai džiugina. Labai visiems dėkoju, kad atsiliepėt, kad pasakojatės apie šitus savo visus dalykus, nes mes visi labai skirtingi. Praeitą dieną kalbėjau su moterim, kurie pradėjus naudoti šitos produktus, tai labai, reiškiasi, kai ten jis sakė, net pamiršau, kas ten darosi, jai atmintis dinginėja ir neturi labai energijos. Tai čia yra būtent paūmėjimas. Būtent Gražinos atveju, ar ne, tik blogėjo, o ne gerėjo. Tai mes, kaip ir sakau, visi skirtingi, vieniem taip, kitiem taip, bet mes girdim ir žmonių tokius atsiliepimus, tai nėra naujiena arba nėra blogai, kad tie pablogėjimai tokie ateina. Tai kaip ir sakiau, prisijunkite prie Zoomo ir ne kad aš perpasakočiau, bet kad žmogus pats paklaustų, ne, jeigu būtų ta moteris šiandieną prisijungus prie Zoomo ir paklausus jinai, o kodėl šitaip man darosi, jūs būtumėt visi išgirdę ir ji pati būtų išgirdus Gražinos istoriją, kaip 3 mėnesius jai negerėjo, bet blogėjo. Nereikia įsigąsti, čia reikia būti patenkintam, laimingam. Taip, Gražina. Taip. Tai ar turėsim naujų žmonių? Valentina, Taip. kas liečia paūmėjimus, ar ne, jūs kalbėjo dabar apie energijos nebuvimą, ar ne, ir ten tokį dalyką paūmėjimą. Tai aš galiu pasakyti dabar apie save, kad man tikrai daug kas gerėja, labai, ta prasme, turiu daug pastebėjimų ir mačiau, kad produktas tikrai veikia, kas liečia ten ir pilvo raižymą, ir pilvo pūtimą, ir daug kitų dalykų, bet kas liečia energiją, tai aš tikrai jos neturėjau. Ir man buvo tikrai tie irgi miego turbūt priepuoliai kažkokie, kur aš labai labai stipriai norėjau miegoti. Bet dabar noriu pasidžiaugti, kad 5 kažkur mėnesį kaip naudoju ir dabar aš pajutau energijos jau atsiradimą. Po 5 mėnesių maždaug. Tai ir sakau, ir džiaugiuosi ir dalinuosi, kad iš tikrųjų, kaip skirtingai visiems, ar ne, kiti ten iš karto pajuto, kad jiem labai daug energijos ir visa kita, o man kaip tik aš nejutau jos, ir miego tie priepuoliai, ir noriu pailsėti, ir noriu prigulti. Ir sakau, dabar būtent 5 mėnesių, dabar pajutau, kad tikrai ir buvo naktų, kad aš ir prastai mes ten miegojom ir nedamiegojom, bet aš kitą dieną irgi ir energijos turiu ir visą dieną ir nenoriu nei pailsėti, nei prigulti. Tai tikrai pajutau tą energijos atsiradimą. Vėl. O prigulimas, tai aš irgi iš savo varpinės, kai pradėjau gerti šitos produktus, taip pat mane labai labai migdė. Labai migdė. Tiesiog atrodo, kad net nualpsi. Bet tai ne visiems. Tai ne visiems, bet matomai tiem žmonėm, kurie tikrai savęs nemylėjo, pirštais nerodysim, ar ne, neturėjo laiko savo tikrai leisti poilsio ir matomai organizmas kažką tai patvarkė ir betvarkydamas tiesiog priverčia žmogų ilsėtis. Tu nori to ar nenori, jisai priverčia žmogų ilsėtis. Ir žinokit, tikrai aš miegojau taip ūkiškai. 2-3 valandas pietų vadinamo grožio miego. Tai yra labai, super labai daug. Ne kiekvienas gali sau leisti. Ne? Jeigu jisai eina į darbą, tai jisai negali leisti šitaip miegoti. Bet tuomet priverčia anksčiau gultis. Daug žmonių, kiek esu kalbėjus, tai sako, aš jau 7-8 valandą, sako, sėdžiu kai lapo, sako, ir jau akys merkėsi. Bet tai yra vaikai, tai yra šeima, tai vakarienė dar daryti.
Tai pasirūpinti dar vaikučiai, sako, ir aš jau nebegaliu, sako, net alpstu. Bet vis tiek priverčia žmogų ilsėtis. Tai kitaip nepadarysi. Mes be to niekaip nepraeisim. Mes vis tiek turėsim išsimiegoti, pailsėti, kad mūsų organizmas pradėtų veikti taip, kaip mes norim, kaip jisai turi veikti. Tai va, tai vėlgi miego priepuoliai tie yra irgi suūmėjimas. Kažkieno tai suūmėjimas. Kas ten ką daro, kaip ten daro, mes į save nepasižiūrėsim, po kiekvieną gyslelę neištyrinėsim, bet faktas, kad miegot verčia. Tai va, tai Nijolė kažką tai rašo. Labas, mano meilės. Valentina ir Henrieta, esu vietoje, kur negaliu kalbėti, dar galiu klausyti, smagu jūs girdėti. Labas, Nijolė. Nijolių pas mus tikrai yra labai daug aplinkui, tai nežinau, su katra mes čia kalbame. Amerika. Su Amerika. Galvoju, kad Amerika, taip. Tai labai lauksim, Nijolė, ir tavęs prisijungiant ir pasikalbėti. Arba jau bent asmeniškai duok žinoti apie save, nes jau tikrai labai ilgai negirdėjau viena kitos. Tai ar yra naujų žmonių? Niekas neatsiliepia, ar ne? Jeigu jau niekas neatsiliepia, tai aš tada norėsiu pakviesti pati iš salės žmonių. Zita Cistovienė. Labas vakaras, Zita. Įsijunkit, Zita, garsiakalbį. Labą vakarą. Labą vakarą. Aš gaminu vakarienę ir klausausi, todėl nelabai čia pasiruošęs. Tai pasiruošti galiu reikia, Zita. Papasakoti šitą Zitos internetas labai trūkinėja. Geriau gal kokie nuo kovo mėnesio ar balandžio, tai vieno tai kito produkto. Labai trūkinėja, nes čia soduose esu, tai čia nelabai koks internetas. Šiaip viskas labai trumpai galiu pasakyti, aš patenkinta. Man labai greitai prasidėjo visi sinusitų valymas, plaučių valymas ir žarnyno. Viskas labai greitai ir tikrai gandau, nes ne temperatūros nieko nėra, o viskas. Temperatūros nėra, tai supratau, tai yra valyma. Kas toliau? Dabar man skaudėjo. Tai aš pradėjau gerti flengiau ir skauda ir paaštrėjo, ir dešinės rankos perėjo į kairę. Dabar abi skaudam. Ir šiandien buvau pas reumatologą, įtaręs, kad nutrūkus, ten kažkokie uždegimai yra vidiniai ir siūlo blokadą, siūlo operaciją. Tai vienu žodžiu, aišku, ten viską atsisakiau ir sakiau, tikrai dar gersiu tą Fleximaxą ir tikiuosi, kad išeisiu ir iš šitos problemos, be tų visų blokadų. Tai va dabar aš šitoj esu vietoj. Dėl sąnarių. O šiaip tai iš karto tokia energija buvo plūstelius, paskui taip pat migdė ir mane.
Ir atrodo, kad tokių daugiau. Nu, šiaip tai aišku, išlapimas mačiau, kad iš karto keičiasi, švarėja ir tos išmatos visai be jokio kvapo. Nu visur matau, kad viskas yra tik tai geriau. Ir jau čia nežinau, kas čia gali kuo netikėti. Tai va būtų tiek trumpai. Tai Zita, kaip juokaujame, ane, tai gerit, gersit ir dar žinom, kur rasti, ar ne? Kur gauti. Taip. Gerai, ačiū labai, Zita. Taip, dėkui. Tai va, Zita mūsų labai pradžioj trukinėjo, bet vis tiek iš pačio konteksto vis tiek supratome, ne, kad žmogus yra patenkintas ir laimingas naudodamas šitos produktus. Tai gal dar kas nors norit pasipasakot ar pakviesti taip, kaip sakom, nepasiruošę. Pasiruošti čia nieko nereikia. Mesgi neteinam į teatrą, ar ne, kažkokios vaidybos daryti. Mes tiesiog kalbamės apie gyvenimiškas istorijas ir taip, kaip iš tikrųjų yra. Tai ką čia pasiruošti, jeigu yra tas, kas yra, tai čia pasiruošimo jokio nėra. Ir tiesiog įsijungiam garsiakalbius, kameras ir galim pasikalbėti. Tai kam dar galėsiu pasakyti šį vakarą labas vakaras? Milda pasiruošęs. Milda jau šnekėjo. Labas vakaras, aš visada pasiruošęs. Galiu nebent pasakyti, kad man, pavyzdžiui, šiuo metu yra paūmėjimas iš tikrųjų. Tai va ir sėdžiu kaip pabučiuota. Na, pabučiuota tai būtų irgi gerai. Tai aš tada pakalbinsiu šiandieną Vidą Stapčinskienę. Labas vakaras, Vida. Labas vakaras. Nagi, kaip jūs gyvenat, Vida? Nu, tai aš praeitą Zoomą pasakojau, kaip aš gyvenu. Gerai pasakojot jau. Jo, nu, va, dar pamiršau vieną dalyką paminėti, tai galiu dabar pasakyti, kad kas liečia kepenis ir tulžies pūslę. Pas mane buvo tulžies pūslė visą laiką tokia, kaip sakydavo, tokia kaip apmirus, savo funkcijų gerai netlikdavo ir paskutiniu laiku jinai jau buvo visa tokia pilna smėlio, kaip žvyro, ir man rekomendavo būtinai echoskopuotoje, gydytoja, kurie echoskopavo, būtinai darytis operaciją ir ją šalinti. Bet šeimos gydytoja patarė to nedaryti dar, man palaukti. Jei jau sako, užeis labai didelis priepuolis, nu tai tada. Nu ir aš taip paklausiau ir nesioperavau. Ir užeidavo man tie paskaudėjimai pastoviai. Ir dabar, kai pradėjau šitos produktus naudoti, kaip sakiau, aš naudoju nuo gruodžio 19 dienos. Tai dabar viskas, aš jau nebejaučiu nieko, tam šone viskas, man ten galiu valgyti, ką noriu ir niekada nieko nejaučiu. Tai rudenį planuoju, kai bus mažiau čia tų darbų, rudenį planuoju vėl pasidaryti echoskopiją ir pasižiūrėti, na kągi man ten parodys, ar jinai įsivalė ar neįsivalė. Tai va, tai tiek dar galiu pridurti. Nu ir mačiau, vyras mano geria, tai dabar pagal programą darėsi kraujo tyrimą. Tai, pas jį ir nebuvo ten nieko labai blogai niekada, bet, žodžiu, gydytoja pasakė, kad rezultatas yra nuostabus, puikus. Geriau negali būti. Tai va, tai rekomenduoju tikrai vyram, kuriem yra problemos, pas jį nebuvo, bet jis vis tiek panaudojo, bet jau metai ne jauni. Tai žodžiu, rekomenduoju tikrai vyram, kuriem yra problemų su prostata, tai tikrai reiktų panaudoti būtinai. Turi padėti tikrai. Jeigu dar jau ten nėra visiškai, kaip jūs sakot, jau ten koks vėžiukas nesėdi, reikia iš anksto.
Nu, daugiau tai nežinau, nu viskas naudoju ir naudosiu toliau. Dabar vat parsisiunčiau, vėl Linutė man Šidlauskienė atsiuntė visą dėžę tų produktų, nes mūsų šeima čia visa geria. Kaip sakiau, ir močiutė mano, motina, ne močiutė, 98 vat metai eina, naudoja ir vaikai geria, ir vyras, ir aš viską geriam ir visi patenkinti. Tai labai smagu, Vida. Kaip jūs sakote, geriau, gersiu ir dar žinau, kur gauti. Taip, tai labai iš tikrųjų smagu kiekvieną istoriją girdėti ir labai atsiprašau tų žmonių, kurių aš tikrai kalbinu ir nežinau, ką kalbinau praeitą Zoomą ir dabar. Nu, tai koks skirtumas, taigi čia nieko tokio. Nu, vat, aš ir prisiminiau dar tadagi, nesusirašėjau ant lapuko, kad būtinai čia va viską paeiliui turi, o ką prisiminiau, tada pasakiau, o dabar paskui galvoju, nu, kad aš dar vieno svarbaus daikto nepasakiau, kad man su ta tulžės pūslė taip pat buvo. Tai va, man dabar taip nėti, pasižiūrėsim. Vėliau pranešiu, ką ten pas mane ras. Ar ten jinai svarė? Vidaras lygiai taip pat, kai Gražinai rado, ar ne? Sako, labai viskas puiku. Nu tai va, ir tyrimus kraujo pasidarysiu ir viską, nors pas mane čia labai tų tokių didelių bėdų ir nebuvo. Nu va dabar sąnariai, sąnarius Fleximaxą geriu, bet kaip sakiau, tas sprandas atsilaisvino, nugara atsilaisvino, kojos dar kažkaip tai tokios skauda, paūmėjimai gal tie, bet geriu, nenutraukiu, aš geriu. Nenutraukit, o imkit pavyzdį iš Gražinos, ar ne, ir gerkit tiek, kiek jūs save mylite, tiek ir gerkite. Taip, geriu po visą pakelį, iš pradžių geriau po pusę, nes kabino ir skrandį, man su skrandžiugi buvo problemų, tai kabino, gal čia irgi, kaip sakiau, ta kandida, nes liežuvis visas baltas pastoviai būdavo ir su skrandžiu ten problemų. Ir dabar tas liežuvis pasivalė, gražesnis daug, nu ir tą Fleximaxą jau pagėriau po pusę pakelio, o dabar geriu po visą. Kasdieną. Tai sakykit, ar brangus šitas produktas, ką duoda mūsų sveikatai? Nu, ką žinau, nėra brangu, dabar pigiau biškį, kaip gaunam, kai aš daug perku, tai žinot, bet tai sveikata, kaip pasakyti, sveikata yra neįkainuojama. Nu, kas gali pasakyti, kiek dabar vat mano ar jūsų sveikata kainuoja? Nu, nieks negali, milijonai gal kainuoja. Tai va, kaip kažkaip tai susikombinuoji išgali ir nusiperki. Čia yra su sveikata, tai žinot, kaip yra. Vat kaip jūs ir pasakojat, vat jau ten kaip atsigulė tokioj padėty, jau tada galvotum, vat jau tu čia duotum nežinia kiek, bet jau viskas, atgal neatsuksi. To gyvenimo rato neduok tu Dieve. Tai va, kažkaip kabinkimės, gerkim po truputį. Ir sveikim, jauniekim ir laukim gražios senatvės. Senatvės, jau pas mane jinai atėjus, Valentina, ta senatvė, bet nereikia čia savęs taip sendint, pasiduoti. Taip, ir be to mes ne nuo senatvės, labai didelė statistika, net didesnis rodiklis yra, kad ne nuo senatvės žmonės numiršta, bet nuo ligų. Taip. Labai jau mažas procentas žmonių sulaukia gražios senatvės. Sulaukia, bet labai nedidelis procentas. Daugiausiai žmonės miršta nuo kažkokių tai ligų. Tai kad mes jų neturėtume ir nuo ligų nenumirtume, tai mes šitą stebuklą, kurį turime, pradėkime gerti laiku. Taip, kuo anksčiau, vat malonu klausytis, kada vat jaunosgi vat per Zoomą kalba, kai jaunimas pradeda vartoti, ir mano vaikai pakankamai jauni ir jie naudoja, ir aš džiaugiuosi, kad neignoravo nieko, kad patikėjo kažkaip, tai net keista buvo. Ir kuo jaunesni pradės, to geriau bus.
Taip. to geriau bus. Tai tiek. Ačiū labai, Vida. Gero vakaro visiems. Gero ir jums. Tai va, Ačiū. matot, kokie atsiliepimai iš žmonių, vat, kai sakom, visiškai netikėtai pakalbinti, nepasiruošę, o jeigu ir pasiruošę, tai bent nieko nepamirštam, ką išvardinti, kas yra nutikę. Aš visą laiką kalbėdavau apie savo kandidą, ar ne, ir tikrai buvau ir laiminga, ir matau rezultatus, ir viskas tvarkoj. Bet pačioj pradžioje aš jau buvau pasakius apie tuos visus guzelius, o paskui net ir pamiršau, kad tie guzeliai buvo. Tai vat atėjo laikas, kai man ir priminė apie tuos guzelius, kad jie tenais buvo ir kokios pasekmės būtų buvę. Tai aš labai laiminga dėl to, kad į mano gyvenimą tiesiog atėjo žmonės, kuriais aš patikėjau, ir leidau savo pradėti gerti šitos produktus. Tai jeigu jūs kiekvienas savo leisite gerti šitos produktus, kurie dar net nepradėję gerti, kurie tiktais dar abejoja, tai jau nebeabejokit, nes kaip matot, šitos gražios moterys tikrai neatsisėdo čia parduoti produkto ir meluoti apie savo sveikatos būseną, ar ne? Tai patikėkit žmonėmis, ką žmonės kalba. Patikėkite ir manim, kad aš labai laiminga, kad neteko man atsidurti tokioj vietoj. O tikrai būtų poros metų bėgyje, tikrai būčiau atsidūrus toje vietoje. Nes tai jau buvo labai stipriai pažengus šitą kandidą. O jeigu dar pas jūs yra ta kandida arba maža, tai negalvokite, kad mes kalbam būtent apie vieną kažkokią tai vietą, ne? Kandida jinai visur jums užaugins dar greta ir vėžį. Ar tai būtų ausyse, ar tai būtų ant alkūnių, ar tai būtų paduose, ne, nes prie padų labai daug yra niežėjimo ir kai pasikasom tas vietas, tai išsausėja labai oda, atrodo kaip egzema, bet tai čia labai apgaulinga, čia yra kandidos požymiai, o ne egzemos. Tai va, nes kodėl kalbu apie kojas, nes pačioj pradžioj, kai tiktais prasidėjo man šita kandida, pas mane būtent kojų šonuose, kur yra kauliukas, ar ne, jeigu žiūrėsim čia padą, ar ne, tai prie to kauliuko tą šoną. Ir man tiek nežėdavo, aš tiesiog pasikasydavau, nueina visa kaip egzema, kad būtų. Paskui nuo tenais perėjo į alkūnės. Nuo alkūnių perėjo į už ausų. Nuo čia perėjo jau į moteriškas vietas. Tai ir paskui galutinis taškas buvo pačiose ausyse ir moteriškose vietose. Tai va, tai šita kandida, jinai vaikščioja ir mes niekada nesužinosime, kur jinai apsigyvens ir kokį mūsų organą užkariaus savo grybais. Tai kuo anksčiau pradėsit, tuo geriau. Ar galiu įsiterpti prieš, kol dar spėsiu? Aš noriu pasidžiaugti labai Jekaterina. Mes dabar atostogose esam, tai buvom pamiršę, ką reiškia uodai. Tai ten, kur sukandžiojo, tai prisitepėm ir niekių niežulių nebuvo ir aplamai, ta prasme, labai pravertė, ypač su vaikais. O dar sūnus mano peršalo ausytę, nes mes ir maudėmės, ir jie ten nardė. Ir mašinoje, aišku, langą atidaryti, vasarą, šiltą, tai pradėjo labai ausis skaudėti. Ir, žinot, ko gero, ne, ausies skausmas labai tikrai skaudus. Ko gero, blogiau negu danties. Tai aš jam ištepiau visą nuo čia, nuo viršaus, visą aplinkui ir jisai pas mane sėdi patenkintas, laimingas ir tikrai nuima ausies skausmą. Gal ne visiškai 100%, bet kad tokio skausmo, tokio stipraus, kaip paprastai būna, jo nėra.
Tai galbūt kažkam reikės ir galės tikrai pasinaudoti šito patarimu. informacija. Tai aš tiek. Ačiū labai. Tai ačiū visiems iš tikrųjų, kurie dalinasi, bet noriu dar kažką tai iš jūsų pakalbinti. Tai labai įdomu, kas slepiasi už Galaxy A70. Labas vakaras, kuo vardu? Galaxy A70. Pasižiūrėkite į savo prisijungimus, jeigu nežinote, kad prisijungimas tai yra jūsų, ar ne? Labas vakaras. Kuo vardu esat? Vilma. Vilma, ar naudojat šitos produktus? Taip, aš juos pradėjau naudoti, tik tai dar neilgai, eina antras mėnuo, tik įpusėjau. Tai labai įdomu, todėl dalyvauju visuose. Ne visuose stengiuosi dalyvauti. Tai iš tikrųjų seku jūsų informaciją, renku informaciją ir stebiu savo organizmą. Aš naudoju, kaip ir minėjau, dar neilgai, tai mano tik pradžia, tai nelabai ką turiu pasakyti. Tai vienas mano pastebėjimas būtų, turbūt mano didžiausia problema yra gerklė. Ir aš turiu anginą. Ir anginoje yra tokie, pūlinukai. Tai vat kas pirmiausia, tai iš tikrųjų, labai greitai poveikis buvo šitam. Aš ir pastą turiu, tai nežinau, ar čia nuo pastos, ar nuo Mimaxo, ar nuo Grandmaxo, ar nuo Bluemaxo, nes jau dabar naudoju visus. Ir man išsivalė, tų karoliukų nebėra. Tai va čia šitas būtų vienas iš pagrindinių, o šiaip Grandmaxas veikia labai aktyviai, oi, tualetą einu, aš niekad nesiskundžiau viduriais, bet dabar aš kaip po jo, tai aš einu 3-4 kartus ir raižo ir dar tas pats tebėra procesas, bet naudoju, laukiu, va dėl to ir seku ir esu jūsų laivuose. Tai va kaip gerai, kad žmonės dalinasi, ar ne, savo informaciją, tai jūs galite iš šono pastebėti ir save, ir pamatyti, išgirsti, kaip kiti pasakoja apie jau įvykusi, ar ne, jūs dar tik pradėjote, pavyzdžiui, mūsų Gražina, jau jinai jau mato didelį rezultatą. Ir kai jai buvo iš pat pradžių blogai, ir kaip dabar jinai džiaugiasi, kaip gerai. Tai ar jūs neišsigasit šitų pablogėjimų? Ne, kadangi aš iš tikrųjų esu, sakau, jau čia jūsų gerbėja, seku, domiuosi ir labai iš tikrųjų šaunu, kad moteris pasisako, kas yra blogai, ką jos jaučia ir vis tiek jos visą tą dalyką turi iškentėti, tai aš ir nusprendžiau, kad tai yra viskas normalu ir aš bandau tą šnekėti, bet ten dar vienas buvo, nežinau, nepamenu, kuri ten iš jūsų pasakojo apie tą, kad iš tikrųjų kartais reikia ir aprangą turėti pasiėmus, kadangi aš turiu šuniuką, man ryte jį reikia vesti, oi Dieve, tai aš čia vieną kartą bėgau taip namo ir patikėkit, aš nespėjau. Ne jūs viena ir ne jūs pirma, ne jūs paskutinė. Taip, bet vis tiek nenumečiau ir galvoju, kitą kartą aš būsiu apdairesnė, apsidrausiu, eidama su šuniuku. Jeigu nebus 3 kartai išėjimų, vadinasi, iš trobos aš negaliu išeiti. Na, tai čia laikinai, sakykime, ne? Nes todėl, kad, prajuokino Diuševo dalį juokėsi ir mane. Tai ir pamiršau, ką norėjau sakyti. Žodžiu, gerkit, nenustokit, bet kokiu atveju, ar tai būtų paūmėjimas, ar tai būtų pagerėjimas, visada turite turėti šalia šitą Greenmaxą. Ir visada taip nebus, kad reikės žiūrėti, kokią aprangą užsidėjai. Paskui jau susinormalizuoja, jau tada ryte išėjot ir tikrai drąsiai galite eiti į darbą ar su šuniuku ar dar kažkur tai. Susinormalizuoja. Nebus taip, kad begeriant Greenmaxą visą laiką taip ir bėgiosit be aprangos ar su apranga.
Aš dar papildysiu biškį dėl vat, gerklės, ne, kaip pati, kaip tikriausiai aš jau seniai savo istoriją pasakojau, bet pas mane buvo kiekvienais metais apie 3-4 kartus angina pūliuojanti pastoviai. Ir aš, kai pradėjau gerti šitos produktus, tai pirmus metus man kažkaip dar gerklę skaudėdavo, bet jau pūliuojančios anginos nebebūdavo. Dar praeitais metais atrodo biškai papirštėdavo, bet grinai tokius atrodo lyg tai norėtųsi daryti su angina, bet jinai nebesidaro. O va šiais metais galiu pasakyti, va pirmais metais, kur iš vis nesargu, nors būdavo, pavyzdžiui, Liepos mėnesį, visą laiką sirgdavo angina. Nebūdavo net nei vienų metų, kur, va, tarkim, prieš gimtadienį aš anginą nesirčiau. Tai užsibaigė visi šitie anginos bairiai. O dėl Greenmaxo, tai pastebėjimą, kadangi mes čia esame jau tikrai tie žmonės, kurie labai ilgai geriam, tai geriausia yra tai, va, kad tarkim ryte ar ne, ten atsigeri karšto vandens, palauki, kol išeini ir neiti iš namų, tik ką pavalgius. Nes jeigu jūs pavalgot, tada būna šiek tiek laiko tarpas praeina ir tada jums tikrai reikia eiti į tualetą. Tai dažniausiai geriau kažkur ateinat prie tos vietos, kur būsit, tenais pavalgot ir tada būnat vietoj, kad būtų šalia tualetas. Tai nereikės rūbų persirengimai tikrai. Tai va. Ačiū, bet iš tikrųjų aš pusryčių nevalgau. Tai šitas man, ne šitas čia variantas. Bet gal vandenuko geri. Vandenuko taip atsigeriu, stiklinę vandens. Tai va, tai tada palaukit tol, kol biškai, pavyzdžiui, kaip man asmeniškai būdavo, aš išeidavau kokius 2-3 kartus rytais. Tai čia būdavo pati pradžia Greenmaxo. Tada, kada susinormalizavo, tai man aš einu kokius 2-3, bet dažniausiai skubūna, va, tarkim, atsigeriu vandens karšto, po karščio aš geriu, karštą pakarštį. Ir tada atsigeriu kavos visą laiką ir tada jau aš einu ten pasiruošus, išeinu. Ir tada kažkaip diena eigoje dar vieną kartą, bet dažniausiai būna po maisto. Arba skaičiu. Žiūrėsim, bet dabar lakstau kaip nepusryčiauju. Nepusryčiaujate. Kol davažiuoju iki darbo, vietos, tai tada papusryčiauju, kad būtų arti tualetus. Tai jau kai žinai, tai ne, tai tu gali kažkaip tai reguliuoti tą dienos, kad kada gerti, kada pavalgyti, kada eiti iš namų, kada neiti. Jo, kai namie, tai nesvarbu tada, atsigeriu vandens, palaukiu, papusryčiauju, o kai reikia į darbą man, tai man 1-1.5 kelio, tai aš atsigeriu vandens ir viskas. Šiandien, kai tik tai buvo toks atvejas, kad įlipau į mašiną, vyras sako, tau sustoti? Nesakau, nereikia. Paskui jisai sako, tai gal kavos pagerkim? Pageriau kavos, tada sakau, važiuok greitai, tada jau reikia. Tai va. Išmokom valdyti. Irgi tokiu atveju buvo. Taip, pas mus pačioj pradžiai irgi, mes, ta prasme, nežinojom to, mes, matot, su laiku, ar ne, su žmonėms, su laiku mes kažkaip suprantam, kaip kada ten viskas vyksta. Ir aš atsimenu, mano švogeris pradėjo gerti Greenmaxą, bet aišku, jisai nežaidė kaip pat mes po 1/3 pusę, jis iš karto ten pasielą, sako, didelis vyras esu, tai taip ir išgersiu. Ir sako, trapiką ir sako, kada ir ką daryti. O belis spaudžia, nei degalinį, nieko nėra aplinkui. Taip, būna. Taip, labai gerai, fainai jūs čia kalbate. Tai aš gavau skambutį, kad man labai greitai reikia išvažiuoti, bet kokiu atveju jūs galėsite pratęsti savo pokalbius, aš paliksiu Zoomą laisvą, bet išjungsiu tik tais įrašą ir toliau jūs galėsit patys pasidalinti visokiais įspūdžiais, visokiom istorijom. Tai labai dėkinga esu visiems, kad pasakojatės, kad šnekate, kad duodat žinoti, kokie ir pablogėjimai, ir pagerėjimai, ir koks laiko tarpas praeina nuo vieno arba nuo kito. Ir susitiksime kitą antradienį, lygiai tuo pačiu metu 20:00. Bet vis tiek šiandieną aš labai norėčiau apdovanoti vieną žmogų.
o tas žmogus tai yra Gražina Bulmer. Mūsų iš pačių pirmų kartų, kai mes tik tais pradėjome kartu čia naudoti tuos produktus, nes jūs taipogi labai greitai po manęs atsiradot mūsų šitoj aplinkoj, tai aš jums už šitą atvirą tokį papasakojimą, tokį nuoširdų dovanoju. Aš jums produktų nedovanosiu, nes jūs turit pati, bet aš jums dovanoju 100 eurų. Oi, ačiū labai. Tai va, tai tikrai labai dėkinga ir žmonės, kuriuo man tikrai patiks jų nuoširdus pasakojimas, irgi ateis laikas ir iki to žmogaus, ir iki daugelio žmonių, kurie bus apdovanoti ne produktais, bet jau pinigais, sakykime, ar ne? Kad būtų paskatinimas žmonėms dalintis tom istorijom. Todėl, kad žmonės dar vis tik tais yra užsidarę. Žmonės yra susikaustę ir galvoja, jeigu man yra blogai dabar, kodėl aš turėčiau kalbėti, kad man blogai. Vat būtent čia mes ir galime pasitarti, pasidalinti visais įspūdžiais, duoti vieni kitiems kažkokią tai informaciją. Už rankos nepalaikysim, bet morališkai vieni kitus palaikom, ar ne? Tai mums būtinai labai reikalingas šitas jūsų pokalbis, ne vien tik tais Gražinos, bet visų kitų. Bet šiandien dienai man labai patiko jūsų, Gražina, pats papasakojimas. Oi, ačiū labai. Aš tik norėjau pasakyti, kad kada man buvo blogai labai, jūs pastebėjot, kad aš net kameras neįsijungdavau. Man buvo labai sunku kalbėti. Šiai dienai aš galiu kamerą įsijungti ir aš galiu dalinti su visais, kaip produktas veikia manyje. Ačiū labai, Valentina. Tai va. Labai smagu ir gauti dovanų, bet ir dar smagiau dovanoti. Tai tada iki pasimatymo visiems iki antradienio 20:00 ir ne vien tik patys ateikite, paimkite už rankos tuos žmonės, kuriuos mylite, kuriuos matote, kad jam tikrai reikalinga pagalba, galbūt jam morališkai padės apsispręsti šitie mūsų zūmai, šitie mūsų pasakojimai. Imkite visus už rankos ir pasakykite, kad yra stebuklingas produktas, o dar stebuklingesnis zūmas. Iki pasimatymo kitą antradienį 8 val. Vakare Lietuvos laiku. Iki.